kai mintimis ragaujame drugelių medų ir kai svajonėmis užliejame akis. Atsikėliau dieną, išlipau iš lovos, pasiruošiau, važiavau į muziejų, važiavau čia, į krepšinį atvažiavau ir tada ėjau į krepšinį, mane pakvietė ir tada aš gavau šuniuką. Ir Valdas Pedlo, aš su juo veiksiu labai daug dalykų. Maitinsiu jį, sukuosiu jį, miegosiu su juo. Kai pamačiau, aš nesupratau, kad čia mano, aš tik supratau, kad man čia tik parodė. Ir tada mama pasakė, čia mano, tai aš apsidaugiau, beveik pradėjau kliuokti. Kaip Pakalio gimtadienis buvo, kai jam buvo 4 metai, kliuokiau iš laimės. Negaliu patikėti, kada šuniukas grįžo su manim namo. Liepą yra pasibaigęs antrasis intensyvus gydymas. Kaip tik vakar lankėmės Kauno klinikose ir visi profilaktiniai tyrimai yra geri. Su nekantrumu laukiame mūsų laukiančio magnetinio rezonanso ir po jo mūsų žiniomis dar mažiausiai pusę metų Liepa bus stebima. Ir labai nuoširdžiai, su didžiausiamis viltimis ir begaliniu tikėjimu laukiam savo remisijos. Tai gyvenam tikrai labai geromis nuotaikomis, kas rytą atsikeliam ir jeigu šypsena veide ir sveikatos yra, tai mums yra pati laimingiausia diena. Taip, Liepa? Ne, ir aš miegosiu joje. Aš jį užkelsiu ant lovos, padėsiu jį man ant kelių ir miegosim kartu. Ir skaitysi pasakas jam? Jo. Skaitysi? Jo, kai jis moksiu skaityti. Ačiū jums labai visiems, kas norėjo išpildyti mano didžiausią svajonę. Aš visada laukiau tokio šuniuko, pudelio ir jau laukiau. Tai man labai patinka. Visiems padėkoju už šitą pudelį.